jam daryti? Nukrito lempa. Sveiki visi, su jumis aš Gabija, darau naują video. Holas. Koks holas, Gabija, visą laiką pas tave mini holai. Ne! Wow! Šį kartą bus didžiulis holas. Pradedam. Pirmas megztinis yra toks juodas paprastas. Iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, aš iš pradžių labai bijojau pirktis megztinius. Vat tokio tipo, va tokius va kaip megztus, kurie, nu, matot, atrodo, kad megztas būtų, nes jie būna sintetiniai. Kas labiausiai patinka, tai kad aš turiu tokį džinsinį švarkelį ir visą laiką po to švarkeliu pasimaunu va tokį paprastą megztinį. Jis murzinas, nežiūrėkit. Bet pasimaunu va tokį paprastą megztinį ir atrodo žiauriai gerai ir nereikia nieko galvoti. Ir I love it. Antras megztinis yra taip pat vienas iš mano mėgstamiausių dabar. Tai yra toks, jis atrodo labai raudonas, bet realiai jis yra nelabai raudonas spalvos. Aš nežinau, kodėl spalvos tokios ryškios. Burgundiškos spalvos. Man kas labiausiai patinka, kad jis nėra paprastas. Jis va turi tokią detalę va čia ir nu, iliuminati va čia. Jis irgi taip pat yra toks sintetinis, bet jo medžiaga labai švelni ir jis toks, nežinau, man patinka, aš jį irgi dažnai užsidedu. Nu nežiūrėk, kaip filmuoju! Tu nesupranti, kad man gėda! Jie angliškai vadinasi baseball tees, man atrodo, dabar nepamenu. Palaukit, paguglinsiu. Jo, jie vadinasi baseball tees. Beisbolo marškinėliai. Ir priekis yra šiek tiek ilgesnis už galą. Tas gal šiek tiek nepatinka, bet kadangi labai plona medžiaga, aš tiesiog susikišu į džinsus. Love it. Tiesiog myliu. O ta mėlyna, kur Dalia Grybauskaitė visada nešioja, ta tokia labai tamsi mėlyna. Tiesiog paprastas megztinis, truputėlį ilgesnis. Užsisega per priekį. Ir man labai patinka, vien dėl to, kad jis yra irgi labai paprastas. Nereikia galvoti, tiesiog gali ant kokios paprastos maikutės užsimesti ir viskas. Ir man patinka dar, kad šikna dengia. Viskas man patiko, tik tiek, kad aš šniurkus va tuos va pasikeičiau, nes jie buvo tokie lieviai dėti. Ir aš tiesiog pasiėmiau iš kito megztinio ir įsidėjau toks megztinis. Jis ant kameros atrodo daug raudonesnis, bet realiai jis yra tokios burgundiškos spalvos. Jisai atrodo, kad būtų megztas. Jis labai malonus ir jo kirpimas labai gražus. Nes jis taip ant galo turi tokį va ir jis apsitempia. Man tai labai patinka ir man patinka jos spalva, nes būtent šią žiemą ir rudenį aš nešiau labai daug burgundiškos spalvos. Prie nieko derinti nereikia, ant tiesiog tamsių džinsų užmeti ir viskas. Minusas tas, kad tik 2 juostelės, bet... Toliau yra parduotuvė zaful.com liktais, man atrodo, jeigu gerai pamenu. Iš tikrųjų nepamenu, bet viską surašysiu aprašyme, jeigu jūs domina. Pirmasis dalykas, kuris yra mano... Tikriausiai, nežinau, bet man patinka vat visas šitas detalės. Čia yra tie blizgučiai iš galo ir iš priekio. Jis patiko, nes jis yra šiek tiek kitokio stiliaus. Ties liemeniu yra padaryti tokie vat trikampiai. Man šitas megztinis pasirodė labai įdomus, nes aš dar tokio niekad neturėjau. Šiaip visi tie raštai yra žiauriai gražus. Labai plonas megztukas, pilkas, ant jo parašyta player. Labai malonus ir šiaip labai geros kokybės. Gal truputėlį per plonas, mano manimu, bet ant pavasario, manau, labai gerai sueis. Ir man patinka, nes kaklas yra šiek tiek aukštesnis, va čia va taip va baigėsi. Tai va. Paskutinis dalykas, bet tikrai neprasčiausias, bus toks megztinis. Ką tu čia užsisakei? Kur tu tokį užsidėsi? Iš tikrųjų, aš užsidedu, tarkim, juodus džinsus, užsidedu juodą bliuskutę. Ir užsidedu šitą. Čia yra ne megztinis, čia yra kardiganas labiau. Jis man yra maždaug iki pusės blauzdos. Pusės šlaunies. Nesenai perskaičiau kvautą, kad gyvenimas per trumpas nešioti nuobodžius rūbus. Tai va, su juo niekad nebūna šalta ir kaip pas mane namuose visą laiką minusas ir atrodo, kad aš nežinau, Rusijai gyvenu kažkokiam ir man visą laiką šalta. Tai šitas megztinis mane gelbėjo. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo aš Gabija ir tikiuosi jums patiko, paspauskit patinka, komentuokit ir prenumeruokit ir iki kitų kartų. Ate!